Nors per pastarąjį miesto tarybos posėdį nebuvo pritarta žemės nuomos mokesčio lengvatoms, politikai įsitikinę, jog dar galima spėti ir palengvinti naštą tikrai ne pačias didžiausias pajamas gaunantiems šiauliečiams. Šiaulių socialdemokratų frakcija taryboje nepritarė tokiems valdžios sprendimams ir tiesiog visi kartu bendrai pasitardami radome tokį sprendimo būdą, kad teiksime tarybai sprendimą, kuriuo būtų atleisti nuo mokesčio tiek sodų bendrijų savininkai, tiek garažų bendrijų savininkai. Tai yra nedidelės pinigų sumos, tai gali būti tik tai keliasdešimt tūkstančių litų ir tai tikrai nebus didžiulė našta Šiaulių miesto biudžetui. Seimo narys teigia, kad naujo sprendimo projekte aiškiai turi būti nurodyta, jog mokesčio lengvata įsigalioja dar šiemet ir skirta tik sodų ir garažų bendrijų nariams. Esą jau būta kalbų, kad miesto valdininkai, ruošdami ankstesnį sprendimą, nuolaidas numatė ne tik sodininkams, bet ir pasiturintiems verslininkams. Bendrijų nariams už priskirtas bendrasias teritorijas bus siūloma palikti tokio pat dydžio mokestį kaip 2008 metais. Kaip tik šiemet, po pernykščio nekilnojamojo turto kainų piko, valstybinės žemės nuomos mokestis išaugo keliasdešimt kartų. Pavyzdžiui, vienai sodų bendrijai vietoj 700 litų šiemet reikėjo mokėti kone 13 tūkstančių. Jei politikų siūlomos lengvatos bus patvirtintos, jos galios tiek sumokėjusiems, tiek dar nesumokėjusiems žemės nuomos mokesčio.